Gerai, trumpai, įspūdžiai po kiek? 35 valandų bučiavimuose. Taip, nežinau, sunku iš tikrųjų bučiuotis pasirodo yra. Ne taip lengva, ne taip malonu tikriausiai. Sugadinom tokio gražų bučiavimus. Niekada daugiau gyvenime nebesibučiuosit? Taip bučiuosimės. Bučiuosimės. Jeigu bus toks konkursas, kitąmet dalyvausit? Žinoma, kad taip. Pagalvosim. Žinoma, kad taip. Kodėl merginos sako pagalvos, o vaikinai sako, kad dalyvaus? Sunkiau. Merginam sunkiau? Sunkiau. O sunkiausia kas? Nežinau, tas nuovargis tikriausiai. Fiziškai, kojos, kas lūpos? Kaklas. Kaklas. Jo, man atveju buvo kaklas. Kitąmet galit su įtvarais pabandyti dalyvauti? Jo, Nežinau, ar reikės galima. pagalvoti. Studentai, ką veikia? Studentai, VGTU ir savo vadybą. Abudu. Trumpai aišku. Kursiokai. Kiek laiko kartu? Susimetėm iš tam buvo. Rimtai? Štai iškirpsim. Gerai, o klausykit, kaip alkis miegas buvo sunku, tarkim? Miego nebuvo, tai... Jo, bet trūkumas labai jautėsi, kad miego nėra. Kadangi studijuojam VGTU, tai mes jau įpratėme miegoti kelias paras. Ir kava labai gerai. Kaip sesija? Čia kaip sesija jums turbūt, jo? Labai padėjo organizatoriai, kavą nešė. Kavą nešė. Dar papasakokit, kaip ruošėtės? Kaip ruošiamės? Jo, kaip ruošėtės? Vieną dieną pažiūrėjom, kaip galvą reikėtų laikyti, tai buvo didžiausia treniruotė. Praėjusiu metu pažiūrėjom nuotraukas, kai ten kas buvusių čempionų. Po to patys bandėm 2 valandas pasitreniruoti, sužinojom, kur yra problemos, ir tuomet bandėm įspręsti. Kiek 2 valandas treniravotės? Jo, 2 valandas stovėjom, to prasme, po to sužinojom, ką reiškia, kur kaklas skauda, kad reikia aukščiau pakelti, tą butlas tai atsinešėm. Ir kitais metais parodykit, kitų metų dalyviams, kaip reikia galvą, pavyzdžiui, laikyti. Yra kažkokia taktika? Man labai taip patikdavo galva, jeigu pačiai taip. Jo? Jeigu esi vaikinas, tai taip dėjom ranku. O kaip bendravote, SMS-ai, šnekėjimas ar... Iš tikrųjų galima šnekėti, jeigu aš noriu... Bučiuojantis? Ką dar galima veikti bučiuojantis? Bučiuojantis daug galima veikti. Liniuot. Galvoti. Galima skaityti, mes skaitom. Tai čia savotiška tokia meditacija gavos, 35 valandas tik tai... Su priešininkai, kurie užėmė 3. berods vietą, tai meditavo. Meditavo? Įdomu. Tai galima daug veiklos. Supratau. Ką dabar veiksit? Grįšit? Valgysim pusryčius. Ir švęsim. O miegas? O miegas tai po to vakarės. Gerai, į kokią šalį norėsit keliauti? Nežinau, kokias yra pasirinkimas. Tai tarkim, iš pietų Europos, iš Viduržemio jūros regiono. Norėtume į Italiją. Italija. Supratau. Gerai, sėkmės. Papasakokit, tai kodėl nutrūko jūsų 1,5 paros bučiavimasi trukmės rekordas? Pavargot kojas. Pavargo. Karolis nepavargai visiškai. Dar galėjai? Aš tai galvojau iki galo, ko čia viskas pasibaigs. Kiek laiko dar būtum galėjęs bučiuotis? Nu, jie žadėjo laimėtojai, kad dar parą, tai aš su jais būčiau mėginęs. Nors šitas rytas toks jau buvo mėgustas toks. O alkis, miegas, kaip? Alka tai nebuvo, Sakė, nes pas mane pasirūpino draugai maistu. Kažkokie kaulai pas mane ant veidas yra. Jo, čia pas jį skeletas. Skeletas išlydino. Jūs jau antrus metus dalyvaujat, kaip padėjo, tarkim, kad pirmus metus dalyvaujat, dabar antrus jau lengviau buvo, žinojat kažkokias taktikas? Tos 18 valandų tai buvo tikrai lengva, dėl to, kad nu jau viskas taip kažkaip tai įprasta, žinoma, kaip ten kas iškris, maždaug kiek liks, nu taip, nežinau. O jau prasidėjo tos kitos valandos, tai laikas lėčiuoja ir pasirodo visi čia taip rimtai nusteikia, tai buvo jau kitas reikalas visai. O kada pats sunkiausias taškas jau toks piko? Aš manau, ši naktis buvo sunkiausia. Sunkiausia, jo? Nes iš vis net nesitikėjom, kad antrą naktį šitaip varysim, nu čia... Niekas nesitikėjo. Nes antras tas paros metas, kad antrą kartą, kai jau reikia mėgoti, tu dar vis neįmėgoti, tai jau negerai. Kaip jeigu kitais metais bus toks konkursas, dalyvausit? Aš sakiau, kad ir šiais metais nedalyvausiu, tai žinot, man visko galima, bet šiaip turbūt Gal ne. dėl azarto, gal pabandysi. Supratau. Kiek laiko nesibučiuosi dabar? Beveik. Nenusibodo? Ne. Gerai, šaunuoliai, sveikinu. Ačiū. Ačiū.